ką tik nusileidom Pietų Korėjoje ir vykdom tokį nusikaltimą netyčia, kad jau Japonijos oro uoste būnant visur buvo ženklai. Mes vieną lagaminą užregistravom, Juliaus išvažiavo, aš turiu savo lagaminą, kuriame jau turbūt mėnesį nešiojęs pakelį tiesiog vytintos jautienos beef jerky. Ir jau einant per patikros punktą visur buvo ženklai, kad jokių būdų negalima vežtis maisto ir atskirai raudonai apibrėžtas yra beef jerky, kad jokių būdų beef jerky angliškai visom kalbom parašyta. Ir aš tiesiog netyčia prasiskraidinau jį. Mes jau esam lėktuve per garsiakalbį sako, jokių būdų į Korėją netransportuokit jokio maisto. Pabrėžiam netgi beef jerky. Ir tiesiog visur išskiria beef jerky. Ir baudą pasakė ten tokia, kad tiesiog aš neturiu tiek pinigų. Tai dabar mes nusileidom ir eisiu tiesiog kuo greičiau bandysiu, nežinau, atsikratyti, tiesiog išimti, slėpti kažkur, mesti lauk. Tai labai tikiuosi, tiesiog to išlepsim iš lėktuvo ir tikiuosi, kad dar nelauks manęs policininkai su antrankiais už mano beef jerky tiesiog. Sunaikinai? Ne, dar. Dar vis kuprinė? Išsitraukiau, tiesiog pasidėjau ant viršaus, nebuvo kur išmest. Einame ieškoti vietos. Čia belenkada jau gali prasidėti muitinė, žinau. Nejuokinga šiaip. Nu taip. Ir aš dabar turiu tavo tvarkyti reikalus. Mūsų šansas. Leisdamės iš čia. Sveikinasi su jumis iš Pietų Korėjos, tiksliau iš Seulo. Mūsų pirma diena čia, vakar atskridom vakare, pavakarieniavome ir šiandien trumpam atsisveikinom su Julium, jisai išvažiavo žaisti tenisą, vėliau pats papasakos, kaip jam sekėsi, o aš galvojau, kur man eiti, kaip viską spėti pamatyti, nes mes čia turime 7 dienas, tik tai iš esmės. Tai nieko per daug nepatirsime, susipažinsime tik su Seulu. Bet dabar jau būnant čia, pasikeitė visa ta istorija, visas šalies vaizdas ir viskas, tai pasidarė taip įdomu pažinti ir Pietų Korėją, bet kadangi turim ribotą laiką ir iš esmės mūsų tikslas čia yra tiesiog pailsėti, tai čia kažkokie vabaliukai bedžiasi, tiesiog va tokį garsą skleidžia didelį. Tai galvoju tiesiog, išjungiau žemėlapius, išjungiau viską, pasižiūrėjau kryptį link upės. Ir dabar beveik ten atėjau ir pažiūrėsiu, kaip atrodo tas paupys, ar ten vyksta kažkoks gyvenimas, galbūt rasiu vietą papietauti. Ir jo, tai be tikslo šiandien ir pasivaikščiosiu. Nueisiu į miestą, nueisiu turbūt kažkokias drabužių ir kosmetikos parduotuvės, nieko pirkti negaliu, nes tiesiog vis tiek viską turėsiu neštis ant savo pečių po savaitės, bet bent jau pasižiūrėsiu ir įdomu pažinti tą kultūrą, čia viskas dar kitaip. Toks pirmas įspūdis, tai kažkaip jau iš Vilniaus, kai kurių vietų yra pažįstama ta korėjietiškų kavos kavinių kultūra, tai čia jos tiesiog yra nuolat ir visos tokių kažkokių savo išskirtinių charakterių. Tai vėl atsiranda nauji maistai, kuriuos mes norėsim paragauti. Daug laiko tikrai tiesiog ilsėsimės, gulėsim, žiūrėsim serialus, bet labai džiaugiamės čia būdami, mums labai patinka Seulas iš pirmo žvilgsnio. Ir jo, pasistengsim pasidalinti viskuo, ką įdomus pamatysime. O šiandien, sakau, išėjau pasivaikščioti, pasižvalgysiu, pasižiūrėsiu. Ir vakare, man atrodo, kad jeigu viskas gerai, jeigu turėsime jėgų, tai susiradom tokį ant stogo vietą, kur nueisime į mažą vakarėlį. Visai netyčia priejau tokią vietą, žiūrėkit, Seoul Battleship Park. Prisiparkavau autobusų, tai bus kažkokia populiari vieta. Ir stovi šitas karinis laivas, atrodo labai įspūdingai ir panašu, kad kažkuriuo metu galbūt galima į jį net nueiti. Tai žodžiu, bet aš dabar net nežiūriu tą pusę, nes norėsiu čia su Julium ateiti. Ja, manau, kad labai įdomu būtų. Kada galima, žiūrėkit, ateiti, kas dabar vasara, nuo 10 iki 7, savaitgalis nuo 10 iki 8.
Ai, tai reiškia, kad net ir dabar mes galėtume eiti. Tai sugrįšim dar į šitą parką, tikrai labai įdomu žiūrėti, kokie net šitie apsauginiai stovė pasiruošę. Visas ten, bet irgi muziejaus dalis. Jau aš šitai filmuoju ir aš galima iš vis taip elgtis, nežinau. Žodžiu, tai vienas labai keistas dalykas apie Pietų Korėją yra tas, kad jie niekada nepasirašė taikos sutarties su Šiaurės Korėja. Ir dėl to, nors karas iš esmės nebevyksta jau labai ilgai, bet jisai vis tiek, kadangi nėra padėtas tas taikos parašas, jis skaitosi aktyvus. Ir dėl šitos priežasties Pietų Korėjoje yra uždrausti žemėlapiai, tokie kaip Google Maps, arba ten tie Apple Maps, tie mums įprasti žemėlapiai. Jie iš esmės veikia kaip programėlės, bet jie negali rodyti jokių tikslių koordinačių. Tai ten sistema ta uždrausta yra kažkaip, kad ten tų visų, nežinau, praėjimų, tokių konkrečių ėjimo navigacijų negali rodyti, tai mes galime matyti, kaip važiuoja traukiniai, susidėlioti tuos maršrutus, bet pavyzdžiui, jeigu eiti, tai aš įsivedu, pavyzdžiui, dabar einu į kavinę, aš įsivedu vietos pavadinimą ir man tiesiog parodo taškelį ir rašo, kad ėjimo instrukcijos yra neprieinamos. Tai aš tiesiog maždaug žinau kryptį, kur einu ir truputį reikės paklaidžioti. Tai pirmas dalykas atvykus Korėją, tai yra atsisiųsti tokius turistams pritaikytus žemėlapius, bet jų visas naudojimas nėra tikrai toks patogus kaip Google žemėlapių. Nu ką, prasideda atostogos, tai šiandien su Dovilė varžomas, kas geriau praleis dieną, kas įdomiau praleis dieną, tai dabar esu prie teniso kortų. Tai taip įdomu visai, nes žaisiu šiandien tenisą vienas prieš automatizuotą teniso kamuoliukų spjaudimų mašiną. Tai visą laiką buvo kažkaip įdomu išbandyti ir nebuvo progos. Tai vat, šiandien atvykau prie kortų ir, nežinau, einam į vidų, pasižiūrėsim, kaip ten atrodo viskas. Jo, tai arba nedirba, arba ne čia atėjau. Tai tiesiog. Jo, tai yra dar 3 vietos, bet jos biški toliau. Tai, nežinau, einu susirasiu, kur atsisėsti ir pasižiūrėsiu, ar čia tikrai ta vieta buvo ir gal reikės kitur važiuoti. Jo, tai pirmi kortai nedirba kažkodėl, nežinau, paprašiau vietinis, kad paskambino, niekas nepakėlė, jokių komentarų Google Mapsuose ir jų Mapsuose, korėjiečių irgi nėra, tai nežinau, važiuoju kitus patikrinsiu. Tai jo, varau į traukinį ir važiuojam toliau, ieškot kortų. Tai dabar yra 1 valanda dienos, o pas mane pramogos iš vis dar net neprasidėjo. Tai labai bijau, kad Dovilė dabar labai jau stipriai pirmauja. Bet, blemba, jeigu man pavyks rasti kortus su ta automatinė teniso kamuoliukų spjaudimo mašina, manau, kad be šansų laimėti čia. Tai einu į autobusą ir bus apie 20 minučių kelionė į kitą vietą. Let's go! Trumpas sustojimas.
Gerai, tai jeigu pirmą bent jau duris radau, tai čia iš vis ta prasme pastatą renovuoja. Nežinau, šitas taškas daugiausiai turėjo reviusų Google Mapsuose. Bet laikinai uždarytas panašu jisai. Renovuoja pastatą. Kažkur va ten. Tai turim dar vieną vietą, kurią aš radau. Tai jaučiu paskutinę, kurią bandysiu. Šiandien bent jau. Tai važiuojam į trečią, apie pusvalandis su metro. Nu bandom kažkaip. Apšilimas prieš tenisą. Tokios va pramogos šiandien. Tai šiandien ryte nusipirkau 7 dienų bilietą viešojo transporto, kad po visą Seulą važinėt. Tai dabar galiu naudotis visais metro, autobusais ir dviračiais esančiais Seulo mieste už 12 eurų, man atrodo, kažkas sumokėjau. Tai, man atrodo, labai geras pasiūlymas. Žinant, dar kiek šiandien važinėjau jau, tai man atrodo, kad jau ir man per dieną atsipirko jisai. O dabar artėjom prie trečios vietos ir labai tikiuosi, kad bus atidaryta. Eina, pažiūrėsim. Hi. Can I use ball machine? Yes. Less. Can I use it? Не. Tai radau kortus, jie atidaryti, veikia, gali mane priimti, bet jie šiandien turi tik tais laisvus tokius labai mažus kortus, kur, aš realiai visiškai kitaip įsivaizdavau šitos teniso kortus. Ten toks labai lėtas mušinėjimas, labai tokiam mažam gardelyje, galima pasakyti. O tas didelis buvo užimtas ir bandžiau rezervuotis kitai dienai, sekmadieniui, bet kai priėjom prie kainos, supratau, kad šita vieta yra kokius 4 kartus brangesnė negu tos, kur aš prieš tai buvau patikrinęs. Tai jeigu anksčiau tose vietose, kuriuose buvau ir kurios buvo uždarytos, valanda kainavo 13 eurų, tai čia pusvalandis kainuoja 30 eurų. Tai tikrai žiauriai brangu, ta prasme. Tai aš tai pagalvojau, kad man kitose vietose tiek turėtų kainuoti treniruotė su treneriu. Tai dėja, bet ir šita vieta ne ta vieta. Tai dabar yra 3:30 jau, aš turiu 0 pramogų dar surinkęs. Ir nežinau, kaip Doviliai sekasi, bet aš realiai planavau šiandien žaisti tenisą apie 12 valandą. Tai po pusryčių dar nieko nevalgiau, apart banano su espresso šotu, tai planuoju tiesiog dabar atsisėsti ir kažką suvalgyti. Ir čia bus mano pirmoji pramoga. Tai einam paieškosim, gal va čia, pavyzdžiui. Ungurys toks kepa.
Ok, gerai, einam. Hello. Hello. All okay? 혼자 이쪽으로 앉아. 저기 아, 이쪽으로 오세요. 여기 앉으세요. 여기 앉. Tai užsisakiau kimči sriubą su jautiena. Ir čia jaučia įvairiausias dalis yra. Ir riebaliukas, ir kažkokia kaip dešra. Žiauriai karšta ir labai gerai atrodo. Ryžiai, makaronai su kimči. Labai skaniai atrodo. Kaip vis laiką žiauriai persistengiau su maistu. Atrodo, žiauriai alkanas esu. Tai pasėmiau ne tik tai šitą kimči sriubą su jautina, bet dar ir korejietiškų kaip koldūnų. Tai dar neragavau, bet jie žiauriai dideli yra. Aš šiandien nuo jų vienų būčiau pavalgęs turbūt. Thank you so much. Jau buvau draugų čia susiradęs, nefilmavau. Žodžiu, žiauriai pramogauju. Tai belenkaip gerai leidžiu laiką šiaip. Labai skani sriuba. Tik tais aštroka šiaip viskas. Gan aštru. Tai... Bet labai skanu. Labai skanus maistas. Gerai, tai žiauriai persistengiau su maistu. Už visas tą stalą sumokėjau 10 eurų. Bet realiai tai būtų tų koldūnų užtekę turbūt. Tai... Žodžiu, grįžtam prie pramogų. Tai dabar atsitiko taip, kad iš 3 kortų, kurios buvau pasižymėjęs, viename nebuvo net rankenos duryse, antras buvo renovuojamas, o trečias man per brangus tiesiog. Tai, žodžiu, tikrai nenuleisiu dar rankų ir turiu dar vieną variantą. Bet jau kalbama nebe apie tenisą, o apie slaptą ginklą. Tai yra vietinius pietų korėjiečius. Tai žodžiu, dabar planas yra toks, kad aš važiuoju į krepšinio aikštynus. Varau į krepšinio aikštynus, ten susirasiu draugų, pietų korėjiečių ir jie man parodys ir atskleis visą šito miesto grožį. Nes kas geriausiai žino, kaip pramagauti Seule? Vietiniai žmonės. Tai logika žiauriai paprasta ir man atrodo, kad, genialu tiesiog. Ta prasme, geriausias planas. Reikėjo nuo šito ir pradėti. Ir jo, tai šiandien penktadienis, 4:30 beveik. Tai manau, kol nuvažiuosiu bus 5, visi po ofisų, po darbų važiuoja žais kašės ir aš jau ten būsiu, lauksiu jų. O gal jau atvažiuosiu ir iškart jau bus kažkas, kai žaidžia. Tai gerai, važiuojam toliau. Įdomu, ką Dovilė veikia. Man atrodo, kad jeigu šitas planas man išdega, Dovilė neturi jokių šansų. Absoliučiai. Čia bus geriausias pramogas ever. 오징어 놀이. 아, 오징어 놀이야? 아니. 게임은 그게 아닐 텐데.
yra būsimų draugų, bet jie biški per maži man. Jie patys nežinos, kaip čia pramagau dar. Bet einu, matau kamuolį, einu pasimsiu, pamėtysiu. Gal kas nors ateis. Radau kamuolį. Bet kaip matot, visiškai kiauras, ta prasme. Tai šiandien jau nebestebina. Ai, pabandysiu tiesiog pamėtysiu tokį. Po kol kas metimai tai atspindi visą dieną tiesiog. Nieko nėra dar. Tai jau kažkokį parką, kur, žiūrėkit. Matėt? Basom žmonės vaikšto, aš čia su batais tiesiog įėjau, bet visai netyčia, nežinodamas. Tai dabar te bus slidės iš čia. Ką tik praėjau pro moterį, kuri pasidarius balą ir kaip į molį mirko pėdas, tiesiog sveikatinasi. Nu čia ir papuoliau kažkur. Žodžiu, baigė išsikrauti telefonas, tai čia ir atsisveikinsiu. Pramogų nebuvo per daugiausiai, bet nuotykių tai, ta prasme. O man nuotykiai, pavyzdžiui, net geriau už pramogas, nes pramogas tu pamiršti, o nuotykius prisimeni visą gyvenimą. Tai aš šitą dieną prisiminsiu visą gyvenimą, stengiausi, kartais pritrūko sėkmės, kartais pritrūko pinigų, bet vis tiek ėjau į priekį ir turėjau žiauriai gerą dieną. Tai ką? Ir ką, iki pasimatymo. Sveikinuosi iš lėktuvo vykstančio į Pietų Korėją. Tai 2 mėnesius praleidę Japonijoje, mes visą laiką naudojamės Seili paslaugomis ir šiandien nusileidę Pietų Korėjoje mes iš karto turėsime internetą. Be to, kad tu gali pasirinkti apie 200 šalių, kuriuose gali naudoti internetą, tu lygiai taip pat, žinodamas, kad keliausi per kelias šalis, gali pasirinkti regionus. Tai šį kartą, žinodama, kad vyksiu ir į Pietų Korėją, ir į Japoniją, aš rinkausi ne vieną konkrečią šalį, bet būtent regioną. Ir su šitų paketų, kurį nusipirkau, galėčiau naudoti internetą beveik 20 šalių, įskaitant daug Azijos šalių, įskaitant Australiją ir lygiai taip pat Japoniją ir Pietų Korėją, į kurią dabar ir keliaujame. Tai tik primenu, kad užsisakant Seili paslaugas, tu pats gali pasirinkti duomenų kiekį, kuris tau yra reikalingas. Tai pavyzdžiui, mes naudojame neribotus gigabaitus ir su jais žiūrime filmus, dalinamės video medžiagą, dalinamės nuotraukomis Instagrame, bet lygiai taip pat galima užsakyti vos kelias gigabaitus, jeigu jums reikia tiesiog, nežinau, būnant šalyje pasinaudoti žemėlapį. Tai paskutinis dalykas prieš pakylant mano lėktuvui. Dar būdami Vilniaus ar kitame pasirinktame oro uoste tiesiog atsisiunčiate Seili programėlę, pasirenkate šalį, į kurią vyksite ir jau iš karto jūsų lėktuvui nusileidus duomenys bus aktyvūs. Man dabar nutiks tas pats išvykus iš Japonijos ir nusileidus Pietų Korėjoje. Aš iš karto galėsiu naudotis internetu, o jūs pasinaudokite mano nuolaidos kodu. Gerų atostogų. Tai laikas išrinkti laimėtoją. Kas surinko daugiau pramogų? Kokios tavo pramogos? Pavalgiau korėjiečio restorane.
susipažinau su pietų korėjiečiais. Vienas net skambino. Man padėt bandė. Tada žaidžiau krepšinį. Išbandžiau autobusus, metro. Gėriau kavą, valgiau bananą. Nu, čia tas pats. Ir... Nu, gerai, 6. Nu, viskas. 6. Čia vis pravalgas. Labai gerai. Nu, pas tave? Aš pasivaikščiojau, nugalėjau tave ant žingsnio. 1000 daugiau surinkau. Tuomet pamačiau muziejų, kurį mes neįsim Battlefield, kur tikrai abu esame excited. Tai užskrisiu kaip pramogą. Tuomet vaikščiau po padėvėtų drabužių parduotuvės. Tuomet vaikščiau po kosmetikos parduotuvės ir bandžiau korėjietišką skincare. 4. Tuomet valgiau vaflį ir valgiau ne turistinę tokią, kur vietiniai vaikai valgo. 5. Tau užskaitėm gėrėm kavą, bet aš neužskaitysiu gėriau kavą savo, nes man garbė neleidžia vadintą pramogą. Kaip nori, jeigu taip jauties. Ai, tai aš balietišką, mendazinietišką restorane valgiau. Tai 6 viskas, ne? Ne viskas. Tikrai dar vieną galiu sugalvoti. Nu, man atrodo, kad lygu. Tapkės nusipirkau. Tai vis tiek balsuos, man atrodo, kas žiūrės šitą video. Tai tegu parašo tiesiog komentaruose, kas laimėjo, kieno pramogos geresnės buvo. Tiesiog parašykit, į kurią dieną norėtumėt... Su kuriuo norėjot praleisti dieną šitą. Bet aš žinau, kad su tavim visi norės, nes tu ten labai gerai linksmais, aš tiesiog vaikščiau ratais. Tu nežinai, ką aš veikiau. Nu, aš ką žinau. Eilinė diena man buvo. Tai va, tai mes susitikome, labai smagu ir eisim gal truputį pasnausti ir kaip sakiau, mūsų šiandien laukia vakarėlis. Mes eisim į rooftop party. Atostogos. Atostogos. Šiaip tai labai smagu buvo, kadangi mes praleidžiam ten 36 valandas per parą vietoj 24 kartų, tai labai smagu šiandien buvo taip atskirai pabūti ir dabar susitikti, kad susirūkai. Nesusirūkiau. Labai smagu buvo. Atskirai pabūti ir dabar susitikti ir Pasipasakot! Yra ką papasakot, nes kaip visą dieną kartu leidžiam, tai nebėra ko pasidalinti tiesiog. O dabar yra. Valandą laiko tiesiog kalbam. O man visiškai nerealu ir, čia neįmanoma rasti tualetą palyginus su Japonija. Aš jau įpratau, kad tiesiog visada kišenė yra tualetas. Tiesiog tu nori tualetą, pasisuki, ten yra tualetas. Čia nėra taip, čia nėra tualetų viešų. Ta prasme, jie yra, bet jų nėra tiek. Ir nėra tiek patogumo, nėra ten tų vending machines, nėra tiek daug tų convenience stores. Visiškai tas patogumo faktorius netaip galioja. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad man žiauriai patinka. Žinot, kas yra Lietuvoje dabar labai populiaru, tai korėjietiškos kosmetikos parduotuvės. Ir aš šiandien buvau tikroje korėjietiškoje parduotuvėje, kur galima kaip Sephorai visą ten, tipo, tą visą skincare ten teptis ir bandyti. Tai buvo belenkai smagu, tiesiog atskiras pramogų parkas. Tai va. Nu, super. Sveikinuosi su jumis iš traukinio vykstančio į Pietų Korėjos oro uostą, iš kurio mes šiandien grįžtame atgal į Japoniją. Tai nors mes vis dar video prasme esame Pietų Korėjoje ir mūsų nuotykiai čia tikrai dar nesibaigė, bet galvoju pasidalinsiu, kodėl mes iš viso čia atsidūrėme. Tai dėja, bet tiek laiko, kiek mums reikia praleisti Japonijoje ir kad pereitume ją pėsčiomis, mes tiesiog negalime tiek laiko praleisti Japonijoje, dėl to turėjome priimti sprendimą ir savo kelionę padalinti į 2 dalis. Tai mes jau esame perėję daugiau negu pusę Japonijos ir šiandien grįžtame atgal ten ir tęsime savo kelionę pėsčiomis. O jums, jeigu patiko mūsų nuotykiai Pietų Korėjoje ir norite nepraleisti kito antro video iš čia, tai kviečiu paspausti subscribe mygtuką ir galiu pasakyti, kad mums pavyko apsilankyti 170 metrų iki Šiaurės Korėjos sienos. Ir tai buvo vienas įspūdingiausių dalykų, kuriuos patyrėme, būdami čia, Pietų Korėjoje. Tai spauskite patinka, pasiekite šitą kanalą, o mes jau esame pakeliui į oro uostą ir grįžtame atgal į Japoniją, užbaigti savo kelionę ir pereiti ją pėsčiomis.